vilkinti Baltijos futbolo akademija bei žalia baltą aprangą vilkintis Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Komandų kapitonai Rokas Vilkuotis ir Dominykas Čekavičius kviečia savo komandos draugus į aikštės vidurį. Bus pagerbtas pernai metais Anapilin iškeliavęs Žalgirio žaidėjas Edvinas Pukinskas. Atminimo akimirką žaidėjai pagerbti. Išties, gyvenimas kartais būna negailestingas ir futbolo klubas Žalgiris netekęs savo jaunojo žaidėjo, kai tame sezone susitelkė dar labiau dėl komandinių tikslų ir Samsung Galaxy Watch elitinės jaunių lygos U18 divizionas. Prieš kiekvienas rungtynės žalgiriečiai atidavė pagarbą savo komandos draugui ir žengė iki pat pirmosios vietos. Vilniaus BFA taip pat turi pakankamai motyvacijos rungtis ir galbūt tam tikrą prasme yra nominalus šių rungtynių kažkiek favoritai, kadangi jeigu vertinti komandos gretas ir atsarginių žaidėjų suolelį, tai jis yra kiek pajėgesnis. Vilniaus Žalgiris turi labiau rotuoti savo sudėtį tiek UEFA jaunimo lygos atrankos turnyro, tiek ir LFF varžyboms. Tad netokia paprasta situacija yra Vilniaus Žalgiriui. Bet priminsiu, labai įsimintinas rungtynės turėjo abidvi komandos. Teko jas komentuoti. Štai pirmasis momentas ir Vilniaus BFA jau 15 sekundę švysteli kamuolį link Dominyko Čekavičiaus ginamų vartų. Įdomi aplinkybė, kad tiek BFA, tiek Žalgiris Baltijos jaunimo futbolo lygos grupė etape užėmė antrasias vietas. Žalgiris savo grupėje nusileido tik tai Talino FC Nime United, o B grupėje Vilniaus BFA nusileido dėl tarpusavio rungtynių B1 NFA ekipai. Bet ketvirtfinalį pavyko įveikti abiems ekipoms. Vilniaus BFA eliminavo VFA Geležinį Vilką, o Vilniaus Žalgiris gana atkaklioje dvikovoje nugalėjo FS Jelgava ekipą po baudinių serijas, kadangi tiek 1-0, tiek 1-0. Tokiu rezultatu baigėsi rungtynės Jelgavoje ir Vilniuje ir tokiu atveju reikėjo nugalėtoją išaiškinti baudinių serijų. Ir tai buvo tikrai, manau, vienas iš įsimintiniausių šio sezono Baltijos jaunimo futbolo lygos įvykių. Baudinių serija, kuri triumfavo Dominyko Čekavičiaus atstovavimo Kariauna. Labai dramatiška baudinių serija ir labai buvo džiugu matyti Žalgirio triumfą. O tuo tarpu pusfinalio etape Vilniaus BFA neturėjo ypatingų sunkumų žaidžiant prieš FC Nime United. Užtikrinta pergalė namuose ir lygiosios išvykoje, o Vilniaus Žalgiris vėlgi susidūrė su rimtu oponentu B1 NFA, principinis varžovas iš Kauno, kurį pavyko įveikti dėl pelnyto įvarčio išvykoje. Ir štai toks komandų kelias iki finalo. Dabar Vilniaus Žalgiris mėgins pasinaudoti baudos smūgiu. Išspiria kamuolį kuo atokiau Justas Gerbutavičius. Na ir tam tikrą turnyro prestižą, manau, galėtų liudyti ir teisėjų brigada. Robertas Valikonis, FIFA kategorijos teisėjas. Gana dažnai yra skiriamas į A lygos susitikimus ir dažnai jam patikima
teisėjauti Vilniaus regiono komandų akistatose. Šiandien tokia garbė patikėta Robertui Valikoniui Baltijos jaunimo futbolo lygos finale. Kaip ir buvo užsiminęs, šiandien tikra finalo diena, kadangi 13 valandą Jonavoje vyks futbolo mėgėjų taurės rungtynės finalas tarp Vilniaus regiono futbolo sąjungos ir Šiaulių ir Panevėžio apskričių rinktinės komandos, o pagrindinis šios dienos futbolo renginys Lietuvoje yra F-Pro LFF taurės finalas Dariaus ir Girėno stadione, kuris šį vakarą vyks ir jame susitiks Gargždų Banga ir Kauno rajono FC Hegelman. Tad kviečiu pasinaudoti progą apsilankyti ir šiame finale. Pažadu ir pats po šios tiesioginės transliacijos, kiek įmanoma skubiau išvykti Dariaus ir Girėno stadioną, pamatyti F-Pro LFF taurės. 2 finalai per dieną, tikrai smagus įvykis. Dar viena kampinė, užsidirba žaliai balti. Ir netoli Irinos Pozdėjevos. Tai bus pakeltas kampinis. Ta ketina atlikti Nojus Žilinskas. Smagu girdėti šūksnius iš BFA. Kurie užveda dar labiau futbolininkus. Atsakingas momentas, reikia apsiginti. Na, išlaikė kamuolį žalgiriečiai tokioje žaidėjų kebeknėje. Ir prašo kiek įmanoma sparčiau, kad kamuolys būtų pristatytas link vartininko aikštelės, žaliai balti. Išlaikė kamuolį Žalgiris. Dabar kažkiek reikia sudiriguoti komandos draugams aikštėje, tam, kad Žalgiris tinkamiau užsidėstytų. Laukia perspektyvių atakų, matome Roką Kursevičių kairiajame krašte, laukiantį savo progų. Įdomu bus, kuo mėgins atsakyti BFA. Kalbant apie jų atakos pajėgas, dabar kamuolį priėmė Rapolas Pikelis. Toliau katalizuojama ataka. Rapolas Pikelis yra vienas iš tų žaidėjų, kaip ir Ignas Misiūnas, kurie perėjo iš Riterių futbolo akademijos į BFA. Tam tikras pastiprinimas. 2008 metais gimusiais žaidėjais įvyko ir šie žaidėjai dabar turi teisę rungtis finale, atstovaujant jau mėlynai komandai. Čia skuodžiai prieki Ignas Misiūnas. Na, dabar jau jį pristabdė Žalgirio gynėjai kolektyvinėmis pastangomis. Dominykas Čekavičius įvesdina komandos draugus į naują ataką. Nesiskiria su kamuoliu. Žaliai balti, štai taip, ramiai žvalgosi, įvertina situaciją, ką galima sukurti tokioje situacijoje. Julius Plančiūnas ant galiop Čekavičiui. Vėl Plančiūnas. Į aikštės vidurį ten turi budriai žaisti Benas Bruzga. Matome, kokį presingą mėgina taikyti BFA. Rokas Vilkuotis pasitinka varžovą. Plančiūnas. Puikus kamuolio perskirstimas į dešinį kraštą. Ten reikia kovoti ir vėl dar vienas kampinis žaliai baltų naudai. Vėlgi, Nojus Žilinskas eina prie kampinio gairelės. Kol kas jis yra etatinis tokių standartinių situacijų meistras.
žalgiriečių gretose. Pažiūrim, kaip pavyks užsukti šį kartą. Pakėlimą, pakeltą kamuolį, visai simpatiškas epizodas ir smūgis! Pirmasis Žalgirio mėginimas šiose rungtynėse. Benas Brūzga. Berods šis žaidėjas buvo įvykio epicentre. Pažiūrim pakartojimą. Tenka pasitikslinti. Rokas Kursevičius. Būtent šis žaidėjas. Pamėgino atlikti smūgį. Sulaukė aplodismentų iš savo komandos sirgalių, kurie, kaip minėjau, išsirikiavę vakarų tribūnoje, BFA rytų tribūnoje. O dar ir ištikimiausia Žalgirio sirgalio kuopa, brigada, pietų ketvirta. Šis sektorius taip pat yra nusėtas sirgaliais. Gražiai čia kombinuoja Dominykas Liepis. Dešiniajam krašte prasiveržimas ir pristabdomas neteisingai pažeidus taisyklės. Kursevičius pristabdė savo varžovą. Ir pažiūrėkime, kuo atsakys BFA. Ervinas Balabanovas. Pervirė kamuolio ir dabar dvi opcijas turi, arba perdėjimas Liepiui, arba komandos draugams. Arčiau vartininko aikštelės. Grūmėsi dėl kamuolio Česnauskis su oponentu ir praranda jį. Dabar kamuolio turi Žalgiris. Ir liks. Kol kas kamuolys žaliai baltų dispozicijoje. Prieš finalą pasidalino savo įspūdžiais Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos prezidentas Dainius Gudaitis. Pasidžiaugdamas, jog nepaisant šio sezono, kuris buvo audringas sportinė ir organizacinė prasme, finale regėsime dvi Lietuvos komandas, būtent iš Vilniaus, kas rodo, jog šios organizacijos tikrai skiria daug laiko vystyti jaunimo futbolą. Dabar skubi BFA ataka ir visgi situaciją skaito Dominykas Čekavičius. Teisingas vartininko sprendimas nutraukti besiklostančią ataką. Šiandien Dainius Gudaitis taip pat yra tribūnos LVUFA prezidentas. O iškart po rungtynių mes parodysime apdovanojimų ceremonijos akimirkas. Žilinskas Plančiūnui. Kol kas dažniau kamuolį kontroliuoja žaliai balti. Tačiau, sakykime, kad BFA išpuoliai per pirmasias 10 minučių atrodė kiek aštresni. Bei, kaip minėjau, galbūt ir BFA turi tam tikrą stiprybę vertinant atsarginių žaidėjų veiksnį. Visgi tarp atsarginių žaidėjų yra praeitais metais Samsung Galaxy Watch Elite jaunių lygoje rezultatyvumu sužibėjęs Karolis Sargiūnas bei Baltijos jaunimo futbolo lygos sezono pradžioje taip pat daug įvarčių pelnęs Žygimantas Jurevičius, patyręs Kajus Mikoliūnas bei kiti žaidėjai. Nu, Žalgirio gretose galėčiau aš išskirti Klemensą Gustą, kuris galėtų sustiprinti komandą nedelsiant. Tačiau rungtynių trenerių taktiniai sumanymai, įsiklostant rungtynėms, galimi. Tomas Statkevičius ir Raimondas Vileniškis. Priminsiu, jog šie asmenys yra abiejų komandų vyriausiai treneriai ir įeis į Baltijos jaunimo futbolo lygos istoriją. Liepis, jo perdavimas ir gaudo kamuolį Dominykas Čekavičius. Irgi vienas iš ryškiausių šio turnyro žaidėjų. Neužmirštamas šio
vartininko pasirodymas ketvirtfinalio serijoje, rungtynėse prieš FS Jelgavą. Ta baudinių serija tikrai buvo itin dramatiška ir vartininkas tikrai puikiai dirigavo savo komandos draugams, diktavo tempą ir išmušė iš vėžių varžovus. Tad baudinių serija nenustebintų Vilniaus Žalgirį. Priminsiu, jog jeigu rungtynės pasibaigtų lygiosiom, po 20 minučių tuomet įvyktų baudinių serija. Ir tokiu būdu būtų nustatytas čempionas. Kauno Žalgirio futbolo akademijai dėja nepavyko pereiti šio egzamino. Ir komanda tapo vicečempionė 15 amžiaus grupėje. Dabar dar vienas Žalgirio priartėjimas prie varžovo vartų. Mėgino ieškoti tinkamos erdvės smūgiui Karolis Krustaliovas. Žilinskas grįžina kamuolį į aikštę. Bradūnas. Zavackas. Lančiūnas. Vėl Zavackui. Toliau. Žalgiriečiai nesiskiria su kamuoliu. Slysteli Krustaliovas. Ir čia netrukus iš karto kamuolį mėgina perimti BFA. Ne viskas taip paprasta. Matom, kad pavyko žalgiriečiams kurį laiką užvaldyti kamuolį, bet Roberto Valikonio sprendimu kamuolys atiteks BFA ekipai. Dabar jau mėlynieji nesugeba sukonstruoti savo atakos. Na ir kol kas toks labai dinamiškas žaidimas. Truputį trūksta konstruktyvesnių išpuolių. Labai geras perdavimas ir pažiūrėkim, kaip susiklosto šį BFA ataka. Gaudo kamuolį Dominykas Šekavičius. Lančiūnas. Perda kamuolį Zavackui. Vėl Lančiūnas. Perdavimas į priekį, tačiau šis syk jau savo budrumą demonstruoja BFA vartininkas Rapolas Garšva. Ir mėlynieji turi galimybę pradėti savo ataką. Vareika. Perdavimas į priekį, bet nespėja prie kamuolio Kajus Paulauskas. Labai greit nutrūko visgi BFA ataka ir per šį sužaistą laiką sakyčiau, jog Roko Kursevičiaus epizodas galbūt lieka labiausiai įsimenamų, kalbant apie Žalgirio momentus. Dabar grūmėsi Balabanovas su Žilinsku. Nelabai pavykęs dabar perdavimas iš Vakario Bradūno pusės. Suspartina savo veiksmus BFA. Ir praranda kamuolį. Bet tik trumpam. Nepavyko užvaldyti kamuolio žalgiriečiams ir jis ir gali niršta. Tikrai mato, jog reikia naudotis bet kokiais šanseliais, bet kokiom pusprogiam, siekiant užvaldyti kamuolį, siekiant pasinaudoti netikėtumo veiksniu. Nes kol kas komandos gana patikimai, sakykime taip, nusidėsiu šios aikštėje, kalbant apie pozicinę gynybą. Galbūt žalgiriečiai turi kiek daugiau laisvės.
jiems yra atiduotas tas kamuolio kontrolės faktorius. Bet nelabai jo kol kas pasinaudoja žaliai balti. Galbūt dabar pavyks materializuoti ataką į įvartį. Neprastas pakėlimas. Rapolas Garšva nutraukia Žalgirio perdavimą. Įsiterpė į žaidimą BFA vartininkas ir stebim dabar mėlynųjų veiksmus. Dalis šių žaidėjų rungėsi Samsung Galaxy Watch elitinės jaunių lygos U18 bei U16 divizionuose. Norėsiu papasakoti apie tai po šios BFA atakos. Liepis. Neprastas jo sumanimas buvo iškišti perdavimą, bet suprato sumanimą Žalgirio gynėjai. Atimtas kamuolys iš Kursevičiaus. BFA. Jas naują ataką dešiniuoju kraštu. Jie pristabdo žalgiriečiai. Pristabdo Rokas Kursevičius. Samsung Galaxy Watch. Elitinis jaunių lygos U18 divizione. Žalgiris kol kas žengia antroje vietoje. Vieneriom rungtynėm mažiau sužaidė nei lyderė Vilniaus Football Academy ekipa, o Vilniaus BFA užima kol kas 4. vietą. Jie turi 15 taškų, 3 nusileidžia Žalgiriui. Balabanovas įtraukia į žaidimą Paulauską. Perdavimas ir pirmas prie kamuolio Žalgirio žaidėjas, tad pavyko užgesinti šį gaisrą. Sukėlė tam tikrų šypsnių šis dabar epizodas iš šalia sėdinčių sirgalių pusės. Neįtikino jų šis žaidėjo kontaktas. Veržėsi į priekį Žalgiris ir labai geras perdavimas. Skaito situaciją Rapolas Garšva. Sumanimas tikrai buvo puikus, bet Emilijus Šakalys nebuvo pirmasis prie kamuolio, tad visi kol kas laurai tenka BFA vartininkui. Tad Žalgiris ir BFA nors savo ginčą sprendžia tiek nacionalinėme fronte, Samsung Galaxy Watch elitinėje jaunių lygoje. Nebijoju, jog akistata bus itin įdomi ir intensyvi, o kalbant apie U16 divizioną, jame Vilniaus BFA pirmauja. Laimėti visi 6 susitikimai, o Žalgiris žengia antras. 15 taškų, bet tiek pat turi ir 3 žemiau besirikiuojančias komandas dėl prastesnio įvarčio santykio. O ten konkurencija yra irgi itin intensyvi. Ir BFA lyderystė gana trapi, tik 3 taškais, kaip minėjau, lenkia 4 komandas, tarp jų ir Žalgirio 16-mečius. Visą statistiką ir naujienas rasite mūsų interneto svetainėje ir socialiniuose kanaluose Jaunimo futbolas LT. Tikrai labai daug investuoja savo lėšų Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos vaikų jaunių futbolo asociacija, tam, kad visas Baltijos jaunimo futbolo lygos rungtynės būtų ne tik fotografuojamos, bet ir tiesiogiai transliuojamos, bet ir su komentavimu, su santraukomis ir žaidėjų komentarais. Tokios prabangos neleidžia Latvijos ir Estijos kolegos. Bet šis turnyras gana gerai buvo, manau, nušviestas.
rungtynių įrašus galite rasti Futbolas LT. Futbolas TV platformoje. Rungtynių apžvalgos, santraukos. Šiems žaidėjams tai tikrai daug reiškia. Kurie iš jų yra tikrai pasidarę ir geriausių savo rungtynių momentų, tam tikras santraukas. Tad viskas lieka nuostabiam atminimui. O ir medžiaga skautams, tai yra visai paranki. BFA tikrai rūpinasi, jog jų jaunieji žaidėjai būtų pastebėti, suteikia galimybių. Taip pat ir Vilniaus Žalgiris šiuo aspektu nepėsčias. Tiek Adomas Buikus, tiek Dovas Grudzinskas netrukus jau papildys užsienio klubus. Po puikios 2024 metų sezono pradžios. Paulauskas. Balabanovas nesiskiria su kamuoliu, jo perdavimas. Čia kiek pasispendžia rungtynių arbitras Justui Gerbutavičiui. Nepavyko priimti kamuolio taip, kaip norėjo Gerbutavičius ir matome padarinius. Ataka nuščiuvo ir žaidėjai balti jau su kamuoliu. Nespėja prie kamuolio Žilinskas. O Vileniškis sako savo auklėtiniams sparčiau. Užklupkim varžovus, nepasiruošusias aikštės krašte. Žalgirio ataka, vėlgi adresuotas kamuolys Kursevičiaus link. Bet susirenka kamuolį BFA, keičia atakos kryptį Balabanovas. Siųsdamas kamuolį arčiau Rapolo Pikelio. Pikelio mėginimas, smūgis. Dominikas Čekavičius vėlgi budrus. Viso finalo metu kol kas neprarado dėmesio koncentracijos žalgiriečių vartininkas. Stebime pastarosios atakos pakartojimą. Na, visai šauniai čia Rapolas Pikelis atliko smūgį. Du gyvėjai kliuviniai, du Žalgirio gynėjai, bet pro juos prazvimbė kamuolys ir Dominikas Čekavičius buvo tas asmo, kuris galėjo sustabdyti šį smūgį, kad jis nevirstų įvarčiu ir kol kas šviesinti žypsi 0-0. Vareika. Liepiai. Liepis. Balabanovas. Paulauskas. Praranda kamuolį BFA. Pražanga. Kamuolys atiteks mėlyniesiems. Čia nereikia dabar kažkokių kibirkščių. Taip, reikia atsitraukti nuo kamuolio tam tikrų atstumų. Ir tai demonstruoja futbolininkų motyvaciją ir norą nenusileisti nė per centimetrą savo varžovams. Vilniaus derbio atmosfera tikrai kunkuliuoja šiandien LFF stadione. Vareika. Balabanovas nusileidžia kiek labiau į aikštės gylį. Liepis. Vėlgi link Pikelio. Pikelis. Priėmė kamuolį galvą. Rapolas Pikelis, bet perdavimą atlikti nepavyko. Ar smūgio? O dabar tam tikras pasistumdymas, naudojasi savo korpusu Ignas Misiūnas. Bet kamuolys atiteks žaliai baltiems. Išlaiko kamuolį Žalgiris. Perdavimas Kursevičiui. Kursevičiaus mėginimas. Lengvas grobis Rapolui Garšvai. O čia puikiai ir dėmesingai reaguoja Ignas Misiūnas, perima kamuolį, bet čia jau netrukus tuo pat atsako ir BFA. Ir skuodžiai ataka mėlynieji. Kampinis yra uždirbtas. Sparti ataka ir tai davė vaisių. Padėkojam Rapolui Pikeliui.
komandos draugai už šią greitai katalizuotą ataką, netgi netaip sparčiai ir eina link varžovo vartų dabar BFA atstovai. Standartinė situacija yra patikėta išpildyti Dominykui Liepiui. Atkumščiuoja kamuolį Čekavičius. Išlaiko kamuolį BFA, Rokas Vilkuotis. Ir toliau. Kamuolys lieka mėlyniesiems. Dabar jau Deividas Česnauskis. Ketina įžaisti kamuolį. Ketino. Neleidžia žalgiriečiai lengvai vykdyti sumanimų. Štai taip kilstelėjimas ir gali būti įvartis. Taip! Vilniaus BFA pasinaudojo tokia proga ir įsiveržė į priekį. Ir štai toks suktukas iš įvarčio autoriaus. Įvarčio momento pakartojimas. Praleido kamuolį ir kamuolį galvą pavyko galiausiai įmušti. Na, bravo, bravo. Vilniaus BFA pasinaudojo tokia puikia proga. Iš pradžių net ir sunku buvo įvertinti, ar tikrai pavyks pasinaudoti tokia proga. Būtų įdomu pamatyti dar kartą įvarčio epizodą. Kol kas rungtynėse yra pertrauka, žaidėjai reikalinga pagalba. Na, nesuspėjo Žalgirio gynėjai uždengti to kairio vartų virpsto. Prasprūdo kamuolys pro žaidėjų mišrainę ir ten jau neginamas. Pasižymėjo BFA žaidėjas. Rungtynių pranešėjas įgarsina Kajaus Paulausko pavardę. Kaip pirmą įvarčio autoriaus, o BFA kol kas turės verstis 10. Aikštėje. Bet teisėjas jau netrukus įleidžia jau susižeidusi futbolininką. Gali pradėti savo dabar atakos veiksmus BFA. Matome, kad kiek šiurkštesnis tampa pamažu žaidimas. Daugiau kontaktinės kovos. Sustumdymo čia vikriai sužaidžia BFA ir mėgino dirsuoti kamuolį link Ervino Balabanovo. Lančiūnas. Brūzga. Į dešinį kraštą. Toliau tęsiasi žalgiriečio ataka. Dabar jau vėl įtraukiami į kombinaciją gynėjai. Štai taip visi pasistiebė į varžovo aikštės pusę. Žilinskas. Čia geras sumanymas ir išspiria kamuolį nuo Vakario Bradūno pėdos. Oponentai. Visai perspektyvus buvo Žalgirio prasiveržimas. Pražanga. Žalgirio naudai. Pažiūrėsime, kuriam žaidėjai bus patikėta užduotis
išpildyti šį baudos smūgį. Imasi iniciatyvos Vakaris Bradūnas. Apsitars tuoj su Nojumi Žilinsku. Kaip geriau išpildyti šią standartinę situaciją. Robertas Velikonis įvertino dabar, kad būtų kažkokių neleistinų veiksmų baudos aikštelėje. O dabar keliamas kamuolys ir Garšva pirmas prie jo. Oranžinę aprangą vilkintis BFA vartininkas. Vėlgi puikiai vertino situaciją. Vareika. Žilinskas kovoja dėl kamuolio. Dabar gana aktyvi kova aikštėje, negailint varžovų. Kamuolys turėtų likti BFA ekipai. Taip. Rungtynių arbitras viską matė. Robertas Velikonis įprastai leidžia futbolininkams patiems aiškintis pajėgumus aikštėje. Nėra linkęs nutraukti skubių atakų. Tad galime reikėti tokių kibesnių epizodų aikštėje. Kol kas šviesiantieji 1-0 BFA naudai, nes BFA vienu žingsniu arčiau Baltijos jaunimo futbolo lygos titulo. Galbūt ir kiek daugiau laisvumo dabar atsiras BFA gynėjų linijoje. Vareika, Garšvai. Dabar jau toks trikampėlis braižomas yra jau tarp BFA gynėjų, vidurio gynėjų ir vartininko. Vėlgi Garšva yra įtraukiamas į žaidimą. Na, neturėtų tai labai stebinti ir ankstesnėse komituotose rungtynėse. Galėjome įvertinti, jog Rapolas Garšva dažnai priima kamuolį, dabar tam tikras, sakykim taip, signalas siunčiamas žaliai baltiesiems, kad ateikite mūsų paspausti. Dabar matome, kai priėjo arčiau Branūnas, tik tuomet Garšva pasiuntė kamuolį į aikštės vidurį. Ir BFA pasileidžia į naują ataką, kairiuoju kraštu. Perdavimas link pikelio, bet čia karaliauja ore Dominykas Čekavičius. Štai tokios oro pajėgos, kuriomis gali pasigirti Žalgiris. Čekavičius. Dabar jau žalgiriečiai mėgina įvesti kamuolį į ataką. Nelabai kol kas pavyko tai atlikti sklandžiai. Žilinskas. Hrustaliov. Na, kiek įprasta, kad Hrustaliovas taip giliai aikštėje. Aikštės vidury. Šis žaidėjas tikrai labai nuostabiai pradėjo Baltijos jaunimo futbolo lygos turnyrą, dalyvaudamas atakose, tiek pelnydamas ir įvarčių. Dabar matome šis žaidėjas aktyvesnis atakoje. Ambicingas prasiveržimas iš brūzgos. Komandos draugai lieka su kamuoliu. Ir dabar įvertino potencialią grėsmę. Dominykas Liepis priėmė sprendimą nukreipti kamuolį už aikštės ribų. Kampinis bus skirtas ir galės kamuolį įžaisti arba pakelti Žalgirio U16 komanda. Vėlgi labai kibirkščiuoja BFA baudos aikštelę. Dar vienas Kampinis. Toks yra arbitro sprendimas.
šansas Žalgiriui. Bet netoks stiprus buvo paskutinis smūgis ir Rapolas Garšva įvertino kamuolio skriejimo kryptį ir priėmė kamuolį, nesukeldamas papildomų kažkokių trinčių. Liepis atgaliop. Lukuočiai. Dabar jau kamuolys kreipiamas į priekį. Gražus perdavimas iš Pikelio. Gaila, kad nepavyko iš karto kamuolį apdoroti BFA žaidėjai, bet visai įdomus, kūrybingas epizodas išėjo. Vareika. Vėlgi Rapolas Garšva priverčia ištarti jo vardą ir pavardę. Dalyvauja kombinacijoje. Aš kitaip raito kamuolį. BFA braižo tokias linijas plačias. Ir netaip skuodžiai į ataką. Dabar jau BFA brangina kamuolį labiau. Dažniau valdo, praranda kamuolį Liepis, čia stumtelėjo savo varžovą Kajus Paulauskas. Taip, tai yra pražanga, manau, Kajus Paulauskas ir pats nelabai ginčiasi, supranta savo veiksmo motyvus. Bruzga. Zavackas. Adomas Zavackas, jo perdavimas nėra taiklus ir čia gali būti pasekmių. Lenktynės dėl kamuolio, Zavackas pralaimi šias lenktynės ir BFA turi galimybę rengti dar vieną išpuolį, kampinės. Taigi dar vienas momentas, kurį pavyko sukurti BFA ekipai ir įtraukti savo sirgalių atgarsius. Sirgaliai prašo įvarčio, sirgaliai prašo BFA, kad padvigubintų savo persvarą. Besibaigiant pirmajam kėliniui, tai būtų rimtas pareiškimas, rimta užduotis Žalgirio komandai. Įžaistas kamuolys, Balabanovas priima jį. Balabanovas, jo perdavimas. Ir dar smūgis įvartis! Vilniaus BFA dvigubina savo persvarą 41 minutę. Štai toks įvykių posūkis. Ir mėlynieji gali pasidžiaugti, jog pirmasis kėlinys kol kas klostosi gana palankiai BFA komandai. Ir šįsyk įvartį pelno Ignas Misiūnas. Ignas Misiūnas yra antrojo įvarčio autorius. Ir BFA ekipa vėlgi gali energingai šokinėti iš tribūnų, pasitikti savo jaunuosius herojus. Na, turi dabar ir žalgiriečiai pamėginti atsakyti kiek įmanoma skubiau savo įvarčių. Visgi yra didelis skirtumas, ar atsilieki 0-2 ar 0-1. 2-1 šiuo atveju. Tikrai gana perspektyvi dabar buvo ataka ir žaliai balti dar turi 3 minutės ir tiek, kiek pridės rungtynių arbitras Robertas Valikonis. Tam, kad pabandytų sušvelninti skirtumą. Tikrai komandų kažkoks lygis nėra labai skirtingas šiose rungtynėse, bet kaip minėjau, yra tam tikrų aplinkybių, kurios yra nulemtos intensyvaus varžybų tvarkaraščio, kalbant apie Vilniaus Žalgirį. Tai gal ir ne visi žaidėjai gali būti nuo rungtynių pradžios. Dabar dar vienas šansas ir BFA buvo labai arti savo trečio įvarčio. Rapolas Pikelis griebėsi už galvos. Valančiūnas mėgino išspirti kamuolį atokiau ir
Rinkelis paskiau pabandė savo sėkmę. Na, Dominykas Čekavičius dabar jau daugiau stebėjo, nei galėjo spėti reaguoti į tokį klastingą kelio smūgį. Pražanga. Ir dabar jau kviečia arti savęs. BFA žaidėja Robertas Valikonis, jisai rodo geltoną kortelę BFA žaidėjai. Geltoną kortelę pelno Deividas Česnauskas. O tolokas atstumas iki BFA vartų. Čia reikia tikėtis gana skrupulingo perdavimo iš Vakario Bradūno pusės, arba galbūt ir originalesnio sprendimo įtraukiant Dominiką Aršulį. Ne, Bradūnas pasirenka atlikti perdavimą link komandos draugų ir nepavyko dėja kamuolio užvaldyti Karoliui Chrustaliovui. BFA ekipa gana greitai nutraukia žalgiriečio ataką, dabar kamuolys turėtų atitekti žaliai baltiems. Jie grąžins iš aikštės užribio. Bradūnas atgaliop Zavackui. Klančiūnas. Bradūnas. Bet toliau atakos kažkokios konstruktyvios tasos nepavyko sukurti. Ir Bradūnui tenka vėl artintis link Rapolo Garšvos, kuris pasistengs pasivilinti porą sekundžių. Atlieka perdavimą link aikštės vidurio BFA vartininkas. Ir netrukus išgirsime, kiek nusprendė pridėti laiko šių rungtynių teisėjų brigada. 1 minutę. Deividas Alšauskas kilsteli lentelę ir parodo visiems stadione susirinkusiems sirgaliams, jog pridedama mažiausiai 1 minutę prie pirmojo kėlinio. Na, dabar skubiai mėgina žalgiriečiai eiti į ataką. Susidūrė žaidėjai, bet kamuolys lieka žaliai baltiems. Ir šie turės dabar grąžinti jį į aikštę. Na, įdomus pirmasis kėlinys. Tai, kad BFA komandai pavyko atsiplėšti 2 įvarčių persvarą, sakykime, gal ir nebuvo toks ryškus scenarijus numatytas ar spėtinas, numanomas. Bet tai, kad BFA geriau išnaudoja savo progas, tai čia yra neabejotina ir dabar žalgiriečiai turės gana atsakingą užduotį per likusias 45 minutės pamėginti vėlgi mėgsti kovą ir pelnyti įvarčius, išlyginti rezultatą 2-0 Vilniaus BFA. Pirma prieš Žalgirio U16 komandą. Mes sugrįšime į tiesioginę transliaciją lygiai už 15 minučių Futbolas TV svetainėje. Sugrįžtame į Vilniaus LFF stadioną, kuriame šurmuliuoja Baltijos jaunimo futbolo lygos U16 diviziono finalas. Vilniaus BFA 2 įvarčiais pirmauja prieš futbolo klubo Žalgirį ir nedelsiant turėtų sekti ir keitimai. Matome pirmąjį atliekamą keitimą Žalgirio komandos gretose. 22 numeris pasirodys aikštėje. Lukas Steckas vietoj 9 numerio Emilijaus Šakalio. Šioms rungtynėms teisėjo Robertas Valikonis, jo asistentai Laurynas Aržolaitis, Irina Pozdėjeva ir Deividas Alšauskas, rezervinis šių rungtynių teisėjas. Šias rungtynės jums apžvelgti padeda Robertas Každanas, tiesioginėme eteryje iš LFF stadiono. Regėjome Kajaus Paulausko ir Igno Misiūno įvarčius pirmajame kėlinyje. Ir pagal šių varžybų reglamentą, jeigu
po 90 minučių rezultatas bus lygus, tuomet sektų baudinių serija. Energingai ir žvaliai mėgina pradėti antrąjį kėlinį žalgiriečiai. Pražanga prieš Erviną Balabanovą. Na, pirmam kėlinyje mes regėjome, jog BFA ekipa kurį laiką buvo atidavusi kamuolio iniciatyvą žaliai baltiems, tačiau daugiau išpuolių visgi atlikdavo BFA vaikinai ir pavyko pelnyti pirmą įvartį po kampinio. Pasinaudojus tam tikrą sumaištimi Kai Paulauskui, o paskiau ir Ignas Misiūnas padvigubino persvarą. Tad Raimondo Vileniškio Kariauna artėja link Baltijos jaunimo futbolo lygos titulo. Kaip reportažo pradžioje suminėjęs, Baltijos futbolo akademija triumfavo 2021 metais, laimėdama U15 amžiaus grupės turnyrą. Tais metais buvo tik tai ši viena amžiaus grupė, o nuo praeitų metų Baltijos jaunimo futbolo lyga apima tiek U15, tiek U16 divizionus. U15 šių metų čempioną mes jau žinome, tai yra Rygos futbolo Skola. Finale po baudinių serijos įveikusi Kauno Žalgirio futbolo akademiją. O šiandien oficialiai bus baigtas Baltijos jaunimo futbolo lygos 2024 metų sezonas, prasidėjęs vasario mėnesį, prasidėjęs futbolo maniežuose. Jų idėja Lietuvoje kol kas nėra daug. Rungtynės vyko Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje šaltuoju metų laikotarpiu. Tikėkimės, jog bent jau Vilniaus regione pagausės artimiausiu metu maniežų tam, kad ne tik Baltijos jaunimo futbolo lyga, bet ir kiti turnyrai ar rungtynės jaunimui galėtų vykti žiemos laikotarpiu. Tikėkimės, jog tie maniežai atsiras ir kitose miestuose, kaip Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kitų potencialių lokacijų, bet ne viskas dėja atliekama taip sparčiai, o būtent kai turime tiek daug jaunųjų futbolininkų, tai jiems sąlygų treniruotis ir žaisti žiemos laikotarpiu ir ankstyvuoju pavasariu labai reikia. Šios rungtynės tikrai, kaip ir pažymėjo ir patys sirgaliai tribūnose, apžvelgia gana gausios media pajėgos. Aš asmeniškai norėčiau labai padėkoti, naudodamasis progą tiek Baltijos futbolo akademijai, tiek futbolo klubui Žalgiris už tai, jog skiria tikrai pakankamą dėmesį šiai akistatai, šiam finalui. Tiek reportažus suka, tiek nuotraukas įamžina. Mes pasistengsime parodyti rungtynių apdovanojimo akimirkas iš karto po šio finalo rungtynių LFF stadione. Priminsiu, jog šiandien 17:00 F-Pro LFF taurės finalas, Gargždų Banga prieš Kauno rajono FC Hegelman. Tai yra pagrindinės vyrų futbolo renginys šiandien. Šiandien taip pat vyksta ir moterų A-lyga, Topo centras Euronics moterų A-lyga, tai gana turiningas futbolo savaitgalis. BFA nauja ataka, Balabanovas buvo nuverstas, bet nepažeidė taisyklių. Roberto Valikonio nuomonė, žalgiriečiai dabar jau pražanga fiksuojama. Vakaris Bradūnas nuverčia savo oponentą. Na, turi tam tikrų pastabų Kais Paulauskas galbūt dėl to praėjusio epizodo, bet Robertas Valikonis nusiteikė šiandien skirti baudinių.
tokiose 50-50 situacijose. Jūs Plačiūnas rizikavo tame epizode, laimiai, žalgiriečių laimiai. Tai netapo dingstimi skirti baudinį. Misiūnas gražiai narsto po aikštę. Dabar jau dešiniuoju kraštu vystama BFA ataka. Pikėlis. Man labai šis žaidėjas energingai dalyvavo rungtynėse. O štai ir smūgis iš distancijos. Pabandė savo laimę Rokas Vilkuotis. BFA komandos kapitonas. O Benas Brūzga demonstruoja tikrą šaltakraujiškumą. Nepriblaškė jo dviejų BFA įvarčių autorių apsiaustis. Kaus Paulausko ir Igno Misiūno. Žalgiris neturi kur trauktis. Žalgiriui reikia pelnyti tuos du įvarčius tam, kad galėtų tęsti kovą dėl trofėjaus. Nebūdamas tokioje apmaudžioje padėtyje, kai reikia vytis varžovus, kurie nutolė dviejų įvarčių skirtumų. Čia visai perspektyvus momentas, smūgis ir gaudo kamuolį Ropolas Garšva. Štai apie tokius epizodus ir kalbu. Žalgiris turi galbūt kiek spontaniškiau bandyti žaisti, bandyti išvilioti varžovus iš komforto zonos, kaip smūgis pro tokias ertmes, kurias suteikia varžovai. Galbūt ir BFA šiame kėlinyje kiek žais konservatyviau ir vėlgi norės atiduoti kamuolio kontrolę žaliai baltiems, tam, kad patys galėtų mobiliai judėti po aikštę, vertinti situaciją ir neutralizuoti varžovų išpuolius. Matom, kad štai ši situacija gana charakteringa. Erinas Balabanovas perima kamuolį, atiduoda jį Misiūnui. Misiūnas tarp dviejų varžovų. Misiūnas! Jo perdavimas Kampinės! Na, jeigu ne tas pastarasis Žalgirio gynėjo veiksmas, tai neabejoju, jog čia būtų ir trečiasis įvartis kritęs. Reikia atiduoti pagarbą dabar Žalgirio komandos gynėjui, kuris teisingai suvokė kylančią grėsmę ir išspyrė kamuolį už aikštės ribų. Vargu, ar Dominykas Čekavičius būtų padėjęs, kai net du BFA puolėjai artėjo link jo vartų. Tai reikėjo tik vieno taiklaus perdavimo. Ir vėl BFA darbuojasi gynyboje. Ir kamuolys apleido aikštę nuo Žalgirio žaidėjo. Toks Roberto Valikonio situacijos įvertinimas. Pasiunčiamas kamuolys link kairio kraštą, bet neužvaldo jo Žalgirio žaidėjas ilgėliau. Tenka vėl viską daryti nuo pradžių. Nuo aikštės vidurio. Priima kamuolį Steckas. Po keitimo pasirodęs žaidėjas. Pakeitęs Emilijų Šakalį. Nuo BFA. Atrodytų, jog tokiais mažais veiksmais, tokiais presingo elementais, spaudimo elementais daro viską, kad Žalgiris negalėtų sklandžiai vystyti savo kombinacijų, savo perėjimų. Ir tai yra tam tikras sprendimas, taktinė gudrybė. Visokiam priemonėm bandyti blaškyti Žalgirio žaidėjus ir trikdyti jų atakas. Tos išdegintas minutės galiausiai atsipirks. Kuomet antrasis kėlinys kryps į pabaigą. Spalio 1 dieną Žalgirio bendruomenės lauks dar vienas milžiniškas įvykis. Tiesa, jis nebus Vilniuje, o Osvestrio mieste, Anglijos ir Velso pasienyje.
Spalio 1 dieną UEFA jaunimo lygoje Vilniaus Žalgiris žais su Venių Saints FC komanda, Velso jaunimo čempionė. Ir jeigu šiandien nepasiseks Žalgirio bendruomeniai, tai galbūt vyresni futbolininkai pamėgins pratęsti gana sėkmingą Žalgirio bendruomenės sezoną ar pasirodymą Europinėje arenoje. Tikrai norėtųsi palinkėti, jog mūsų atstovai turėtų kuo geresnį sezoną Europoje. Čia BFA pastanga surengti greitą išpuolį ir pabandė Kajus Paulauskas atlikti smūgį. Jeigu Žalgirio komandai pavyktų laimėti prieš Venių Saints FC, tuomet Vilnių atvyktų Manchester United, Anglijos čempionai. Tai būtų tikrai neeilinis įvykis Lietuvos ne tik jaunimo, bet apskritai visai futbolo bendruomeniai. Praeitais metais mes galėjome Klaipėdoje įvertinti vienos iš stipriausių visame pasaulyje AZ Alkmaar komandą. Nepaliko jokių vilčių Klaipėdos FM atstovams. O dabar ne ką mažiau skambus vardas potencialiai gali atvykti Vilnių, jeigu tik Vilniaus Žalgirio komanda nepralaimės spalio 1 dieną savo UEFA jaunimo lygos rungtynių. Mes susitelkime į šį Baltijos jaunimo futbolo lygos finalą, kuriame žaidžia 2008 metais gimę futbolininkai. Reglamentą gali taip pat žaisti ir 2007 metų gimimo žaidėjai. Tam tikras cenzas tiesa yra nustatytas ir šią išlygą yra pasinaudojusi BFA ir registravo tiek Roką Vilkuotį, tiek atsarginių suolelyje turim Niką Benevičių. Visi Žalgirio žaidėjai tuo tarpu yra 2008 metų gimimo. BFA taip pat turi ir 2009 metais gimusių žaidėjų, tai vartininkas Rapolas Garšva, Justas Gerbutavičius, bei atsarginių suolelyje sėdintis Karlis Sargiūnas. Priema kamuolį Balabanovas. Puikus perdavimas ir čia gali būti dar viena BFA ataka. Nepavyko greičiau priskuosti prie kamuolio žaidėjų ir tik matėme jau ne tokį perspektyvų epizodą. Rokas Vilkuotis pabandė laimės smūgių. Česnauskis, Balabanovas, vienas iš, kaip minėjau, šio sezono ryškiausių žaidėjų Ervinas Balabanovas Baltijos jaunimo futbolo lygoje. Tik geriausiais žodžiais galėčiau atsiliepti apie šio žaidėjo pasirodymą šių metų turnyre. Vėlgi nesiskiria su kamuoliu BFA. Tik dabar štai tokios pastangos, bet labai trumpai dėja porą akimirkų pasidžiaugė žalgiriečiai. Ir BFA vėl lekia į priekį ir čia nedaug tetrūko, jog Kajus Paulauskas vėl būtų priėmęs kamuolį. Dabar mes vėl artėjame tokią rungtynių fazę, kai galima tikėtis tam tikrų skubių veiksmų ir tam tikrą riziką, tam tikrą atsisakymą nuo pozicinių lėtų atakų. Žalgirio situacija suprantama. Lieka maždaug pusvalandis iki rungtynių pabaigos ir Žalgiris tikrai turi daryti sprendimus, kuomet reikia paspartinti žaidimą, kuomet reikia ir sužaisti atsargiau. Tarpu BFA komanda yra padėties šeimininkė ir kaip ir buvau užsiminęs, gali taktiškai gudriai sužaisti, tiek patempiant laiko, tiek kartais ir nustebinant varžovus greitomis kontratakomis. Dabar tokia didesnė, gausesnė Žalgirio futbolininkų santalka prie BFA vartų. Nepavyko atlikti taiklaus perdavimo Ignui Uždaviniui ir BFA dabar gali pabandyti vėlgi pasinaudoti šitą galimybę. Taip, fiksuojama pražanga. Žalgirio žaidėjai lėtai sugrįžta į savo aikštės pusę. BFA taip pat neskuba.
Perdėjimas atgaliop. Pareika. Įema kamuolį Titas Tomulevičius. Rapolui Garšvai. Garšva. Į aikštės vidurį čia rizikuoja ir gali Žalgiris nubausti. Kursevičiui perdėjimas ir smūgis. Deja, nepavyko pasinaudoti šitą progą žaliai baltiems ir kažkiek grąžinti intrigos į šį finalą. Protingai čia įvertino visą situaciją Vakaris Bradūnas, atliko perdavimą komandos draugui, bet Kursevičiaus smūgis nebuvo stiprus. Dabar nustumė savo varžovą Julius Plančiūnas ir susilaukė geltonos kortelės. Na ir kol aš tyliu, jūs galite įvertinti, kiek sekundžių ištiksi. VFA komanda dabar tik tai gali įžaisti kamuolį. Na, nepavyko visgi pasinaudoti šito baudos smūgį ir pažiūrėkime šitą situaciją. Ojoj, na čia tikrai geltona kortelė, taip, čia yra taktinė pražanga. Geltona kortelė rodoma Rokui Vilkuočiui, BFA kapitonui, na, sakyčiau, kad ne taip, situacija reikalavo veiksmų iš BFA komandos žaidėjo, bet aišku, nesinorėtų, jog pasikartotų panaši situacija ir kažkuri iš komandų liktų mažumoje. Sulaukus dar vienos geltonos kortelės tam pačiam žaidėjui. Žalgiris eina va-bank. Dabar matome, kaip labai aukštai yra pasistiebę Žalgirio gynėjai. Čia priema kamuolį žalgiriečiai ir reikia gintis BFA ir Kampinis. Yra pasekmė. Kampinį uždirba žalgiriečiai. Visi žaidėjai skyrus Dominiką Čekavičių yra varžovo aikštės pusėje ir manau tai yra tendencija, kurią regėsime per likusią rungtynių pusę. Gaudo kamuolį Garšva. Tūpteli ant vejos. Ir dabar iš karto perduoda kamuolį Justui Bareikai. Pastarasis įtraukia komandos draugus į kombinaciją. BFA, aišku, jeigu pelnytų dar vieną įvartį, tai manau labai komfortabiliai jaustųsi ir čia tikrai yra dėkinga proga dabar bandyti tai ir atlikti. Atleido kiek kamuolių tolėliau Ignas Misiūnas, o jau jo komandos draugas dėja neatliko taiklų smūgį ir nuščiuvo šį BFA ataką. Galbūt nelabai ir dėl to ir sakykime, tai pergyvena dabar BFA žaidėjai dėl šitų neišnaudotų progų. Rungtynių tempą tikrai kol kas panašu, jog pavyksta sustiguoti BFA komandai. Jai paranku tai, kad nebūtų skubraus rungtynių tempo. Ir tokiu būdu provokuoja Žalgiris skubėti. Ir matome, jog Vakaris Bradūnas atleido kamuolį ir tenka vėlgi žalgiriečiams gintis. Balabanovas. Geras perdavimas, kombinacija. Smūgis yra blokuojamas. Ne taip rangiai pavyksta apsiginti žalgiriečiams, bet dabar pavyko atsipalaiduoti nuo varžovo, atsiplėšti Karoliui Chrustaliovui. Gražiai pergudrauja savo varžovą, įtraukė ataką komandos draugus. Vakaris Bradūnas į kairę aikštės pusę. Bus smūgis, blokuojamas smūgis. Antras raundas. Žalgiris bando inicijuoti vartų šturmą. Chrustaliovo pastanga. Ir kamuolys nuriedėjo. Nepasiekęs tikslo. Akimis jį palydi Rapolas Garšva. Nesiema dar kol kas keitimų. Tomas Statkevičius ir Raimondas Vileniškis. Galbūt jau netrukus ir pamatysime tam tikras korekcijas. Atsarginių žaidėjų gausa tikrai yra solidi šiam finalui. Vilniaus BFA ir FK Žalgiris tikrai turi perspektyvių ir gabių žaidėjų, kurie galbūt ir gali pakeisti rungtynių eigą dar labiau. Pikelis
keičia atakos kryptį, priema kamuolį Balabanovas, dabar jisai pozicionuojasi dešinėje pusėje, gražiai jisai narsto tarp žaidėjų, čia perskaito sumanimą Benas Brūzga. Manau, protingas čia sumanimas, iš tikrųjų Ervinui Balabanovui figūruoti galbūt kitoje aikštės pusėje, jisai gali žaisti ir kairiajame krašte, gali ir dešiniajame. Priema kamuolį Ignas Misiūnas, bet dar vienas nelabai vykęs šio žaidėjo smūgis. Sulaukė savo progų Ignas Misiūnas, taip, jis yra antrojo įvarčio autorius šiose rungtynėse, bet kol kas šio žaidėjo realizacija, kiek paveda šį žaidėją, kiek dovanoja šansą dar Žalgiriui grįžti rungtynes. Kursevičius iš dešiniojo krašto atlieka perdavimą link Dominiko Aršulio. Aršulio kova su varžovu. Išlaiko kamuolį žaliai balti. Taip, jis ir toliau liks Žalgirio komandai. Pagaliau ir labiau garsus tampa Žalgirio sirgaliai. Jie tikrai nori regėti, jog šis palaikymas įkvėps jaunuosius futbolininkus, kurie dar atiduos savo jėgas ir parodys, kuri visgi komanda ne tik šiame finale, bet ir apskritai 2008 metų žaidėjų grupę vertinant yra stipriausia Vilniuje. O čia gali būti kažkas grėsmingo. Bet Igno uždavinio perdavimą suspėjo blokuoti BFA ekipa, skiriamos Kampinis. Galbūt reikėjo kiek staigiau sužaisti Ignui uždaviniui. Suprantama, ieškota geriausios opcijos, bet, kaip ir minėjau, labai mažai laiko lieka. Pakeliamas Kampinis ir smūgis! Šalia pat vartų praskriejo kamuolys. Labai gera Žalgirio proga. Susijėmė už galvos net keli Žalgirio žaidėjai buvo išvydę, kaip kamuolys skrieja prie pat vartų virpsto. Pakovojo galva dabar Domas Zavackas, toliau tęsia BFA komandos perimtas kamuolio epizodas ir ataka vystoma dešiniuoju kraštu, bet vėlgi patiria spaudimą. Rapolas Pikelis, o štai ir BFA susigrąžino kamuolį, bet tik trumpam. Kiek skubriai sužaidė dabar BFA dešiniojo krašto žaidėjai. Nelabai būdingas toks jų poelgis, įvertinus tai, jog visgi nėra poreikio BFA komandai skubėti. Žalgiris, aišku, rizikuoja ir kartais tokie epizodai neišvengiami, kaip kad nutiko dabar Ignui uždaviniui. Kamuolys adresuojamas link Balabanovo, jisai ieško tų erdvių, jisai skaito žaidimą, gana protingai naviguoja aikštėje ir kelia grėsmę. Mėgina suardyti Plančiūno ir Zavacko jungtį, įsiterpti tarp jos ir štai taip kelti papildomą pavojaus židinį, kurstyti jį. Ervinas Balabanovas. Jau netrukus bus atliktas dar vienas keitimas Žalgirio komandos gretose, ruošiasi į aikštę žengti 43 numeris Simas Kaučikas. Simas Kaučikas pakeičia Igną uždavinį būtent. Vėlgi, tie žaidėjai, kuriuos buvau išskyręs BFA komandos gretose, jie šiose mikrodvikovose imasi lyderystės, nebijo kovoti, nebijo pabandyti paprovokuoti varžovą, patampyti keletą sekundžių, tol, kol komandos draugai tinkamai išsidėsto aikštėje ir gali štai taip patogiai reaguoti į Žalgirio potencialius atakos išpolius. Balabanovas vėlgi tarp
Zavatsko ir Plančiūno. Na, čia dabar gal ir galėjo teisėjas fiksuoti pražangą, bet Robertas Valikonis matė, kad kamuolys vis tiek lieka žaliai baltųjų dispozicijoje ir nenutraukia natūralios įvykių tėkmės. O čia galbūt ir Žalgiris gali surengti savo ataką, pažiūrim įdėmiau. Šansas! BFA komanda. Vos ne vos. Sutrūkdė dabar žalgiriečiams. Na, rizikuoja žalgiriečiai ir apnuogina savo, aišku, gynybos redutus. 3 žaidėjai sudaro Žalgirio komandos gynybinę liniją ir matome, kad jį labai mobili ir bando pasijungti kiekvieną atakos išpuolį. Dabar vienas iš BFA komandos žaidėjų buvo nukritęs ant vėjos, tempė raumenis. Galbūt visgi skirtingo intensyvumo yra ši kova. Ir čia Rima Zmitirevičiūtė pasirodo aikštėje. BFA komandos medicininio korpuso atstovė. Ir kol kas negalės grįžti į aikštę žaidėjas. Reikės palaukti rungtynių teisėjo leidimo tam, kad galėtų tai atlikti. O Žalgiris galbūt pasinaudos šitą vieno žaidėjo persvarą dabar. Šią akimirką baudos smūgis yra skiriamas ir BFA komanda apsigina. Apsigina ir įspiria kamuolio atokiau. Ten nespėja Ervinas Balabanovas, kadangi pirmas prie kamuolio buvo Lukas Steckas ir labai svarbus buvo Lukas Stecko įsiterpimas. Bet dabar antras mėginimas, BFA komanda skuodžia kairiuoju kraštu. Česnauskis. Jo dvikova prieš Žalgirio komandos gynėją. Na, čia kiek skubotai. Vėlgi kamuolys buvo atleistas į priekį ir tik dabar jau Žalgiris susigrąžina kamuolį. Ir čia gal ir visai simpatiškas epizodas gali išeiti. Priima kamuolį Chrustaliovas, o jis slysteli komandos draugas. Ir čia jau taip pralaimėta kova dėl kamuolio. Na ne, čia pražangos nėra. Ervinas Balabanovas vėl įtraukia į komandos ataką Igną Misiūną. Misiūnas ir Česnauskis. Tie žaidėjai, kurie yra aktyvūs. Vystant atakas kairiuoju aikštės kraštu, galbūt ir toliau tęsis tokia atakų trajektorija. Pažiūrėkime į Žalgirio naujausią epizodą. Atakoje. Na, jis nuščiuvo. Jie labai greitai nuščiuvo ir dar vienas mėginimas surengti ataką. O BFA komanda pasiruošusi atlikti trigubą keitimą. Netrukus sužinosime, kurie žaidėjai turės apleisti LFF stadiono aikštę, kurių darbas šiandien yra atliktas. Raimundas Vileniškis gana įdėmiai pasakoja pastabas 5. žaidėjui Nikui Benevičiui, taip pat turėtų aikštėje pasirodyti 13 numeris Kajus Mikoliūnas bei 77 numeris Žygimantas Jurevičius. Jie laukia savojo šanso ir Robertas Valikonis leis jiems netrukus pasirodyti aikštėje. Ir Nikas Benevičius pakeičia Roką Vilkuotį, BFA komandos kapitonas. Pirmasis turi apleisti aikštę. Žygimantas Jurevičius pasirodys aikštėje vietoj Ervino Balabanovo. Vilkuotis perduoda kapitono raištį Nikui Benevičiui. Gabus sprendimas. Vienam iš jauniausių šio finalo žaidėjų. Ir paskutinis keitimas yra anonsuojamas. Deividas Česnauskis yra pakeistas ir Kajus Mikoliūnas yra naujausias šių rungtynių dalyvis aikštėje.
Žalgirio komandos gretose netrukus turėtų į aikštę žengti Klemensas Gustas. Toks bus Tomo Statkevičiaus atsakas į šitą keitimų tiradą iš BFA komandos pusės atlikta. Ignas Misiūnas. Mikoliūnas. Kajus Mikoliūnas, pirmasis jo sąlytis su kamuoliu ir uždirbtas kampinis prie Dominyko Čekavičiaus ginamų vartų. Dominikas Liepis. Vėl primena apie save, primena apie savo funkcijas. Kilstelėti kamuolį nuo kampinio gairelės. Gana gera trajektorija, bet Dominikas Čekavičius puikiai susiorientuoja. Ir štai toks perdavimas į priekį, beieškant Kursevičius, bet Garšva pirmas prie kamuolio. Čia toks lengvas žaidėjai susidūrimas ir Robertas Valikonis nusprendė nerodyti jokių geltonų kortelių. Rokas Kursevičius taip atsitrenkė į Rapolą Garšvą, bet galbūt tai nebuvo piktybinis epizodas. Gustas pasirodo aikštėje ir jis pakeičia Karolį Chrustaliovą. Klemensas Gustas, 14 numeris. Ojojo, čia labai rizikingai žaidė Kajus Paulauskas ir vėliau sekė jau tam tikras smūgis atgal. Atsargiau turėtų žaisti futbolininkai, be abejo. Futbolas yra kontaktinė sporto šaka ir norisi surizikuoti, norisi pirmam būti prie kamuolio, bet reikia visgi vertinti atstumą ir greitį. Nėra rizikos kliudyti varžovą arba būti pačiam kliudytam. Ir vėl Rimas Dmitrevičiūtė turi darbą aikštėje, kaip ir mūsų rungtynių fotografas Elvis Žaldaris, kurio foto akimirkas mes pasidalinsime Jaunimo futbolas LT socialiniuose profiliuose, mūsų Facebook ir Instagram paskyroje. Tikėkimės ir įdomaus šių rungtynių finalo reportažo, kurio taip pat pasidalinsime. Kaučikas, perdavimas į priekį, ten rungėsi dėl kamuolio tiek Kursevičius, tiek Steckas. O čia puikiai veržėsi dešiniuoju kraštu BFA futbolininkai. Pikelis. Pikelio perdavimas, parankia trajektorija skrieja kamuolys ir Dominyko Čekavičiaus antropometrinių duomenų ir nuovokos pakanka, jog būtų iškart sustabdyta ši BFA ataka ir mėginta sukurti jau Žalgirio išpuolį. Ignas Misiūnas gana priema daug negalvodamas sprendimą išspirt kamuolį kuo atokiau. Nei vienas iš komandos draugų nepriema jo ir lieka 11 minučių ir tiek, kiek pridės Robertas Valikonis su savo brigada. Iki šio finalo pabaigos Vilniaus BFA komanda sužaidus 80 minučių pirmauja rezultatu 2-0. Kajus Paulauskas ir Ignas Misiūnas. Futbolininkai, kurie yra kol kas ryškiausi šio finalo dalyviai. Futbolininkai, kurie pelnė BFA komandos įvarčius. Garšva perdavė kamuolį Benevičiui. Pasitiksinsiu, Benevičius visgi yra vyriausias BFA komandos žaidėjas. Kiek suklaidinau, 2007 metais gimęs. Dabar pražanga. Pražanga, taip, turėtų kamuolys atitekti Žalgirio komandai. Nereikėtų čia ginčytis žaidėjams. FIFA kategorijos arbitras viską puikiausiai matė ir įvertino. Lančiūnas patiria spaudimą iš Jurevičiaus ir toliau jau užsilaiko kamuolys pas žalgiriečius.
Perdavimas į priekį, beieškant Misiūno ir štai taip, Misiūnas visgi ir priema kamuolį. Mažėja jėgų ir pas Žalgirio komandos žaidėjus, visgi labai tenka intensyviai pasidarbuoti šiame finale. Rungtynės tikrai kol kas pateisina finalo vardą, o Raimondas Vileniškis pasinaudos progą atlikti dar vieną keitimą. Karolis Sargiūnas, 89 numeris, pasiruošęs sužaisti savo 10 minučių šiame finale. Mikoliūnas. Ojojojoj, nu čia vėl labai taip atsargiau reikėtų žaisti Žalgirio žaidėjai, nes Misiūnas susilaukė tokios kliūties. Čia Mikoliūno veiksmai ir sekė smūgis iš Jurevičiaus berods. Ir Kampinis. Taip, prieš tai buvusi ataka, kurioje sugebėjo Mikoliūnas perduoti kamuolį Jurevičiui. Kamuolys smūgis buvo blokuotas, o čia BFA komandos keitimas. Justas Gerbutavičius baigė savo pasirodymą ir Karolis Sargiūnas žengė į aikštę. Jaunas, bet labai rezultatyvus žaidėjas. Samsung Galaxy Watch elitinės jaunių lygos U15 divizione Karolis Sargiūnas tikrai puikiai pasirodė praeitame sezone. Vienas iš rezultatyviausių žaidėjų. Susilaukia tokios garbės būti šio finalo dalyviu. Čia be jokių pražangų perėmė kamuolį žalgiriečiai. Skuodžia dešiniuoju kraštu. Šansas, bet nedaug. Tai trūko. Dominikas Aršulis visgi neatliko gero perdavimo. Tenka iš naujo viską pradėti žaliai baltiems. Pasiekė kamuolys Stecka. Steckas. Kairį kraštą. Čia gali būti smūgis ir... Visgi Rapolas Garšva pirmas prie kamuolio, o pažiūrėkim pakartojimą epizodo. Ne, čia buvo keli galimi scenarijai. Arba nuo Aršulio būtų kamuolys skriejęs nuo vartus, galbūt ir nuo BFA komandos gynėjo, jeigu nebūtų sėkmingas sąlytis su kamuoliu. Galbūt ir kamuolys galėjo pasiekti ir dar kitą Žalgirio komandos žaidėją. Bet tai jau praėjęs epizodas ir Žalgiris neturi galimybės dabar narstyti po tuos įvykusius epizodus. Žalgiriui reikia kurti naują istoriją, Žalgiriui reikia kurti naujus momentus. Jis leidžia žaisti toliau, fiksuoja pražangos, geras visai sumanimas iš Makario Bradūno. Gana aktyvus šis futbolininkas šiame Baltijos jaunimo futbolo lygos finale. BFA komanda ir toliau naudosi savo žmogiškaisiais ištekliais. Norvilas Galadauskas turėtų pasirodyti šiose rungtynėse. Dar vienas stabtelėjimas nusimato tam, kad BFA atliktų keitimą. Dominiko Aršulio nelabai pavykęs mėginimas yra kaip tik dingstis šiai pertraukai. Bet panašu, kad dar nenori BFA komanda pasinaudoti šią minutę atlikti keitimą. Kitą kartą, kai kamuolys apleis aikštę, tuomet Norvilas Galadauskas, žaidėjas numeris 21, galės apsireikšti aikštėje. Pagaliau kažkokie technikos kūrybiniai impulsai iš Niko Benevičiaus pusės. Kažkiek nudžiugina BFA komandos ir galius tokiais technikos elementais, o čia perdavimas link Pikelio. Pikelio pastanga ir smūgis atremtas. Dominikas Čekavičius sužibėjo šiame epizode. Ignas Misiūnas, BFA komandos antrojo įvarčio autorius, yra keičiamas. Ir Norvilas Galadauskas 86 minutę pasirodys aikštėje. Kaip tik BFA komanda dabar pakels kampinį ir yra galimybė
galbūt ir uždaryti šitas rungtynes, jeigu pavyks pasinaudoti standartinę progą. Na, čia kiek netoks vykęs BFA bandymas, įprastai kampiniai visai neprastai buvo keliami šiame finale, bet galbūt dabar nepavyko ir nelabai dėl to ir sielojasi. BFA komanda lieka visai nedaug, lieka labai mažai. Ir nepanašu, kad rungtynių teisėjų brigada būtų linkusi pridėti daug papildomo laiko prie antrojo kėlinio, visgi taip, buvo keletas stabdymų susižeidus futbolininkams. Čia rodoma ir geltono kortelė Žalgirio komandos žaidėjui dėl pražangos. Rungtynių pranešėjas anonsuoja, jog netrukus po finalo rungtynių regėsime apdovanojimų ceremoniją LFF stadione, pagerbiant finalo dalyvius, pagerbiant rungtynių arbitrus, kurie atliko visai neprastą darbą. Mano nuomonė, Baltijos jaunimo futbolo lygai, tam, kad šis turnyras taip pat profesionalėtų, galbūt ateityje irgi tikslingai, jog visos nacionalinės federacijos galėtų skirti aukštesnės kategorijos rungtynių arbitrus, tam, kad būtų išvengta tam tikrų nesusipratimų. Galbūt ir turnyro trukmė ateityje galbūt sutrumpės. Visgi šiuo metu jį ištęsė dvejas rungtynės ketvirtfinalio etape ir dvejas rungtynės pusfinalio etape. Dėl to tas finalo susitikimas ir nusitęsė. O Žalgiris vis dar mėgina sušvelninti skirtumą ir šansas prieš mūsų akis regėtas, bet Rapolas Garšva daro viską tam, kad šis vartininkas galėtų didžiuotis, kad finalo rungtynėse jo vartai išlaikyti sausi. Tai labai glosto vartininkų savimeilę ir labai svarbus statistinis komponentas. O BFA komanda skuodžiai prieki, čia nepavyko visgi suregzti atakos taip, kaip norėjo. Čekavičius perdavimas į priekį. Ten tinkamai žaidžia Tytas Tamulevičius. Karolis Sargiūnas priema kamuolį. Jo reidas kairiuoju kraštu ir smūgis. Gaudo kamuolį Dominykas Čekavičius. Ir sirgaliai, manau, turėtų pakurstyti savo palaikomą Žalgirio ekipą, jog dar likus porai minučių visgi bandyti reiktų gelbėtis šiame finale. BFA komanda taip pat jaučia tam tikrą nuovargį, kai kurie žaidėjai, kurie nebuvo pakeisti. Čia dėja nepavyko pagal taisyklės grąžinti kamuolį į aikštę ir turėtų Žalgiris taip grąžinti kamuolį varžovams kuo sparčiau, nes suprantama, ką jis Mikoliūnas turi tikrai pakankamai žaidimo intelekto tam, kad suvoktų, jog kiekviena sudeginta sekundė, kiekviena akimirka išblėsusi yra paranki BFA ekipai ir artina ją vis arčiau prie triumfo Baltijos jaunimo futbolo lygoje. Jeigu BFA komanda šiandien laimi, tai bus antrasis šios organizacijos istorijoje Baltijos jaunimo futbolo lygos titulas. Jurevičius, jo perdavimas Pikelis! Nuverčia Dominikas Čekavičius ir susilauks geltonos kortelės Žalgirio vartininkas. O Rapolas Pikelis tikrai puikiai išprovokavo šią situaciją, išprovokavo šį baudinį ir BFA komanda turi galimybę realizuoti 11 metrų baudinį, mažiausiai 4 minutės yra pridedamas prie finalo rungtynių. Tai, kad Rapolui Pikeliui patikima galimybė realizuoti baudinį, manau, yra labai teisingas ir sveikintinas gestas. Šis žaidėjas tikrai buvo itin ryškus finalo rungtynių metu.
žaidėjas papildęs BFA komandos gretas iš Riterių futbolo akademijos. Dabar jis turi galimybę įsirašyti BFA istorijos metraščius ir Baltijos futbolo lygos statistinius metraščius. Tiks jau teisėjo pridėtas laikas. Ir BFA komanda pelno savo trečią įvartį šiame finale. BFA komanda jau negali tverti, jau turi pajusti savo sirgalių glėbį. Rungtynės dar nesibaigusios, dar yra keletas minučių sužaisti, bet BFA pasistengia padaryti viską tam, kad tas pridėtas laikas tevirstų formalumu. Taigi, trečiasis įvartis, kurį pelno nuo 11 metrų atžymos Rapolas Pikelis. Ir 3-0. Ryški BFA komandos persvara. Tikrai, po pirmojo kėlinio nemaniau, kad persvara gali būti tokia ryški. Nors ir įvardėjau, kad BFA yra šių rungtynių favoritė, įvertinus tam tikrus žaidėjų rotacijos veiksmus, apie kurias buvo užsiminęs, kadangi Žalgirio laukia pasirodymas tiek nacionalinėse pirmenybėse, tiek LFF ir kitose turnyruose bei UEFA jaunimo lygoje, tad turi rotuoti sudėti Žalgiris ir šiandien BFA buvo geriau pasiruošusi šiam finalui. Ir persvara netgi 3-0. Įtikinama persvara. Na, bet kokiu atveju, manau, abiejų komandos ir gali turėtų tikrai gausiais ir skambiais aplodismentais padėkoti jauniesiems futbolininkams už tokį žygį. Baltijos jaunimo futbolo lygos organizatoriai taip pat džiaugiasi, kad pagaliau į finalą pirmą kartą pateko abi Lietuvos komandos. Anksčiau turėjome finalus, kuomet rungėsi Lietuvos ir Latvijos atstovai, o šis finalas buvo kitoks, jame susidūrė abiejų Vilniaus komandų keliai. Ir šiandien Vilniaus BFA iškels Baltijos jaunimo futbolo lygos U16 diviziono nugalėtojų regalijas, nugalėtojų taurę. Benas Bruzga atiduoda kamuolį Uršuliui. Žalgiris dar nori pelnyti savo garbės įvartį šiame finale. Tikrai norisi garbingai užbaigti kovą. Žaliai baltiems nudžiuginus sirgalius bent vienu įvarčiu. Ir čia yra šansas tai padaryti. Nedaug tai trūko. Luko Steckio smūgis skrieja kairiau vartų virpsto. Robertas Valikonis signalizuoja apie finalo rungtynių pabaigą. Vilniaus Baltijos futbolo akademija triumfuoja finale. Triumfuoja ir netgi sirgaliai išbėgia į aikštę. Įsimintinas rugsėjo 29-osios dienos vidudienis. Baltijos futbolo akademija kimba į pergalės ratą ir su ištikimiausiais sirgaliais, su jaunaisiais futbolininkais, su savo komandos pamaina kartu dūzgia aikštės viduryje. O Žalgirio futbolininkams pagarba už šį nužengtą kelią. Už atiduotą pagarbą taip pat teisėjų korpusui. Kaip minėjau, tikrai šiandien, manau, turėtų būti geri įvertinimai šiai teisėjų brigadai, kurią sudarė Robertas Valikonis, Laurynas Atžalaitis, Irina Pozdėjeva ir Deividas Alšauskas. Kyla į viršų Raimondas Vileniškis, komandos nariai kilstelėjo dabar trenerį
pasveikindami su tokiu pasiekimu su Baltijos jaunimo futbolo lygos U16 diviziono pirmąja vieta. O Žalgiris sirgaliai sulaukė jaunųjų futbolininkų padėkos už skambų ir trankų palaikymą šio finalo metu. Dar kartą pasikartosiu. Ačiū Baltijos futbolo akademijai ir futbolo klubui Žalgiris už tai, kad sutelkė savo sirgalius, už tai, kad nereikėjo labai raginti asmenys eiti į stadioną. Jie patys labai norėjo, jie patys veržėsi į aikštę, tik pažiūrėkite. Dėl šių tokių akimirkų. BFA komandos futbolininkai taip pat. Prieina prie centrinės tribūnos. O jau netrukus bus įteikti trofėjai abiejų komandų atstovams. Sveikinimo žodį jauniesiems futbolininkams ištars Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos prezidentas Dainius Gudaitis bei direktorius Algirdas Kvalkauskas. BFA komanda ir toliau dūzgia, ir toliau mėgaujasi akimirką stadione. Padėkoja savo sirgaliams, kurie stebėjo rungtynės iš skirtingų tribūnų. Įveiklina mūsų rungtynių fotografus ir akademijų fotografus, akademijų media brigadą. Na, kaip pažymėjo šių rungtynių žiūrovai, tokių gausių media pajėgų dar seniai nėra regėję jaunimo varžybose ir kartais ir netgi aukščiausios lygos rungtynėse nėra tokio didelio vietos žiniasklaidos ir vietos akademijų dėmesio savo komandai. Mes čia kalbame apie Baltijos jaunimo futbolo lygą, apie U16 amžiaus grupę, apie futbolininkus, kurie sieks netrukus dar aukštesnių tikslų. O tie aukštesni tikslai, kaip minėjau, yra Samsung Galaxy Watch elitinės jaunių lygos U18 divizionas. Pergalė šiame divizione suteikia kelialapį į UEFA jaunimo lygą. Tad, manau, tiek Žalgiris norės pakartoti galimybę pasirodyti europinėme turnyre būsimame sezone, bei taip pat Baltijos futbolo akademija nėra dar laimėjusi U18 diviziono. Galbūt šiame sezone matysime Vilnius futbolo akademiją išlaikytą lyderystę iki pat sezono pabaigos ir šios organizacijos triumfą. Na, kol kas matome, jog tendencijos tokios, jog kol kas Vilniaus miestas gali didžiuotis tuo, jog šio miesto jaunimas rungiasi dėl pagrindinio apdovanojimų Samsung Galaxy Watch elitinėje jaunių lygoje, taip pat ir šiame finale, U16 finale. Mes regėjome mėlynosios ir žaliosios Vilniaus stovyklos akistatą, kaktomušą, kurioje rezultatu 3-0 Baltijos futbolo akademija visgi buvo pranašesnė. Atiduodama pagarba šių rungtynių teisėjams, visų apdovanojimų ceremonijų atributas, tai yra padėka teisėjams ir šįsyk rungtynių arbitrai tikrai nusipelnė savo apdovanojimų. Atminimo lentelių iš Baltijos jaunimo futbolo lygos finalo. Dar kartą padėkokime Robertui Valikoniui, Laurynui Aržolaičiui, Irinai Pozdėjevai ir Deividui Alšauskui. Teisėjai, kurie tikrai šauniai padirbėjo šiame finale, kurie leido
išsiaiškinti komandoms be ypatingų įsiterpimų, kurie puikiai įvertino mano epizodus ir kova išėjo tikrai šauni ir garbinga. Benas Brūzga sulaukė apdovanojimo. Jis yra įvertintas kaip geriausias Žalgirio komandos žaidėjas šiame Baltijos jaunimo futbolo lygos finale. Numeris 8. Benas Brūzga sulaukė apdovanojimo ir pirmenybių rėmėjo Vitiron prizo Dainius Gudaitis, LVUFA prezidentas, apdovanoja Beną Brūzgą ir dabar BFA geriausių žaidėjų yra išrinktas Kajus Paulauskas, 19 numeris. Kajus Paulauskas, pirmojo įvarčio autorius, itin energingai pasirodęs šiame finalo susitikime. Ir jis susilaukė savo apdovanojimo. Na, kaip minėjau, Kajus Paulauskas tikrai šauniai pasirodė šiame finale. Aš galbūt ir būčiau išskyręs ir Rapolą Pikelį. Taip pat ir Ervinas Balabanovas, manau, šio sezono metu puikiai atsiskleidė, bei smagu buvo matyti Dominyko Čekavičius ir Rapolo Garšvos pasirodymus. Žalgirio futbolo komandos atstovai pirmieji sulaukė apdovanojimų, štai toks garbės koridorius yra išrikiuojamas. BFA komandos žaidėjai taip pat pasveikina savo šio finalo varžovus. Pakartosiu, šio finalo dalyvius, kurie registruoti buvo Žalgirio komandoje, tai yra Dominykas Čekavičius, Nojus Žilinskas, Adomas Zavackas, Karolis Krustaliov, Benas Brūzga, Emilijus Šakalys, Rokas Kursevičius, Julius Plančiūnas, Dominykas Aršulis, Vakaris Bradūnas, Ignas Uždavinys, Balys Čiuprinskas, Modestas Sinskas, Klemensas Gustas, Lukas Teckas, Vasaris Navickas, Simas Kaučikas, Oskaras Penikas. Vyriausiasis treneris Tomas Statkevičius. Ir jo asistentai vadovavo Žalgirio komandai. Ir apdovanojimas bus įteiktas Žalgirio komandai. O antrosios vietos apdovanojimas yra įteikiamas Dominykui Čekavičiui, o čempionų regalijos jau netrukus bus perduotos Baltijos futbolo akademijos žaidėjams šiame finale. Buvo registruoti ir finalo herojais tapo Rapolas Garšva, Justas Gerbutavičius, Ervin Balabanov, Rapolas Pikelis, Kajus Paulauskas, Titas Tamulevičius, Dominykas Liepis, Justas Vareika, Rokas Vilkuotis, Deividas Česnauskis, Ignas Misiūnas, Matas Arbočius, Timas Šauklys, Nikas Benevičius, Kajus Mikoliūnas, Norvilas Galadauskas, Žygimantas Jurevičius, Karolis Sargiūnas. O vyriausiasis treneris Raimondas Vileniškis bei jo asistentai Paleus Oleksij Čioban taip pat pelno medalius. Ir šių rungtynių pranešėjas taip pat primena visiems, kas buvo tie žaidėjai, kurie šiandien aikštėje ar būdami atsarginių suolelėje, stebėdami iš arti ir palaikydami pelno medalius. Ir dabar pagrindinis finalo ceremonijos akcentas. Tai yra Baltijos jaunimo futbolo lygos nugalėtojų taurės
iškėlimas. Baltijos jaunimo futbolo lygos nugalėtojais oficialiai tampa Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Triumfas mėlynųjų stovykloje Baltijos futbolo akademija.